Sveiki visi. Na ir tęsime antrą dalį mūsų prognozių 2025 metų birželio mėnesiui. Ir dabar jau turime svarstykles. Ir pasižiūrėsime, kokia pagrindinė mėnesio energija lydės svarstyklių ženklą birželio mėnesį. Toliau žiūrime, kokias perspektyvas žada svarstyklėms birželio mėnuo. Ir dabar pasižiūrėsime pagal pagrindinės sferas mūsų gyvenimo. Taigi, mėlėjai, asmeninis gyvenimas, svarstyklės asmeninis gyvenimas birželio mėnesį. Kas svarstyklių laukia darbuose, karjeroje arba kasdienybėje. Kas svarstyklių laukia piniguose, finansuose. Kas svarstyklių laukia sveikatoje birželio mėnesį. Nagi, pasižiūrėkime. Pagrindinė mėnesio energija. Kokia pagrindinis įvykis? Kvailelis. Nagi, svarstyklės gali būti, kad šausite į naujus vandenius. Tik taip galiu pasakyti. Naujas darbas. Nauja išvis sritis veiklos gali būti. Kažkur keliausite, kur dar nebuvote nei karto. Ir tos patirties net neturite, jūs važiuosite ten, kur dar nesate buvę. Gali būti siurprizą pateiks jūsų vaikai. Gal tapsite seneliu, senelė, o gal pajusite, kad laukiatės vaikelio svarstyklės. Tai va, tai kažkas naujo. Jūs ten dar nebuvote, bet tai nieko blogo. Tai ta rizika, pažiūrėsim, ar pasiteisins rizika. Asmeninis gyvenimas, imperatorius. Kontrolė, savikontrolė, jūs kontroliuojate šitą sritį pilnai. Tarkim, jeigu jūs vyriškis, tai viskas pas jūs kontroliuojama, o jeigu moteriškė, tai jūs irgi imate vadeles savo poroje, savo asmeniniam gyvenime į savo rankas. Taigi, tiems, kas yra pastovioje poroje santuokoje, nusivylimas, apatija, 5 taurės, praradimas jausmų, praradimas emocijų. Nieko nebenoriu, niekas nedžiugina, niekas negerai. Galbūt yra šalia žmogus, kuris yra visiškai šaltas, abejingas jūsų jausmams, jūsų poreikiams. Ir jis tiesiog žiūri statuso, kad jis yra vedęs vyras, kad jis čia ilgametis sugyventinis jūsų ir visiškai tai nekreipia dėmesio. Tai va tokia situacija. Svarstyklės, šiek tiek liūdesiukas. Ir galvojimas, ar nereikia eiti man kažką naujo jau užsiimti. Tiems, kas yra vienišas. Magas, viskas jūsų rankose. Svarstyklės, jeigu jūs vieniši ir paieškoje, tai tikrai mielai galite sutikti žmogų, kuris bus kitos tautybės, kitos rasės, kitos kultūros žmogus. Vienišos svarstyklės, įjungiame akis ir ausis ir dairomės aplinkui. Galbūt jūs vyksite ten ir susipažinsite su žmogum, kuris bus visiškai kitoks negu jūs. Bet tai nieko blogo. Ir kas dabar meilės trikampiuose ir žinote, kad esate, arba dar nežinote, labai sunku, nes negalite pasirinkti nei vieno, nei kito, negalite mesti nei ilgalaikių pastovių santykių, nei pradėti kažko naujo, jūs taip pat negalite, nei prisimti atsakomybės, viskas jums labai sunku ir viskas tęsiasi, tie, kas meilės trikampiuose, yra nepavydėtina situacija svarstyklės. Darbe yra krizė, darbe yra konfliktas, kažkoks toksai. Kažkas jūs seka, kažkas stebi jūsų darbą, jūs kažkas vertina ir kelia tokį erzelį. Dažnai sukonfliktuoja su jumis darbe svarstyklės. Arba jūs sekate, renkate informaciją apie kažkokią asmenį ir jau kai bus laikas, jūs jį pateiksite tą surinktą informaciją. Žiūrėkite svarstyklės, be reikalo nekenkite, nes galite likti kvailio vietoje. Ir gali būti, kad, o jeigu kažkas jums kenkia, tai vėlgi kažkaip lengvai, tai žiūrėkite. Tai pinigai piniguose, finansuose viskas gerai, jūs savo poreikius pilnai patenkinsite svarstyklės, jums tai užteks ir dvasiniam, ir fiziniam kūnui jūs resursų turėsite. Sveikata. Sveikata kol kas neaiškiai, jeigu jūs nežinote, galbūt kažkas yra, bet jūs nežinote, kas tai yra. Dar žiūrėkite svarstyklės, kam aktualu, ar jūs nesate neišti. Šita vyriausia žinė sako, paslaptis paaiškės, ji bet kokiu atveju paaiškės.
Tai va, žiūrėkite, ar jums negresia nėštumas. Ir jeigu jūs čia planuojate paieškose kažkur keliauti kažkokią šalį, tai žiūrėkite, kad sveikatoje po 9 mėnesių nebūtų rezultatų. Va tokio va. Va tokio va. Bet jeigu jūs jo norite, tai pilnai čia yra visos sąlygos tam. Va, žodžiu, ir sveikata, ir resursų yra, ir čia magas, viskas jo rankose, žodžiu. Nebūtinai tas žmogus bus toks neatsakingas, galbūt jis prisims atsakomybę kaip imperatorius ir jums viskas bus gerai. Tai va tokie dalykai, kad sveikatoje paslaptis paaiškės po kurio tai laiko su jūsų sveikata. Na ir pasiekmės. Pasiekmės jau artėjant Liepai ar ne, Liepai ir tolimesniems mėnesiams pasiekmės yra. Gali būti vaikas, kūdikis, žinosite, kad esate nešti iš tikrųjų. Dar gali būti nauji jausmai, pažintis, kurie vyks, tarkim, kitoj šaly su kitos tautybės žmogumi. Gali būti, kad įsiplieks jausmai, bet tokie nuoširdus, tokie dvasiški jausmai, tokie be išskaičiavimo. Dar gali būti kūrybinis proveržis, jūs užsidegsite kūrybą ir tiesiog kažką sukursite tokio, kas jums atneš ir pelną, va čia žuvytė tokia va. Dar gali būti, kad jūs patirsite tokį meilės nuotykį, bet paskui į tai neišauks į nieką tokio svarbesnio, ar ne? Tai tik ir liks susižavėjimas, tokia simpatija ir panašiai. Toks kurortinis vos ne romanas, kelioninis romanas. Tai va taip, mielos svarstyklės, toksai planuojamas joms birželio mėnuo. Na, kvepia rizika svarstyklės. Nu, rizikuokime. Kas nerizikuoja, tas negeria. Negerti irgi gerai. Irgi nieko blogo. Taigi, ir dabar mes žiūrime jau skorpionai. Mėly skorpionai, kasgi jūsų laukia 2025 birželio mėnesį, pasižiūrėkime, na, kokios pagrindinės energijos skalando skorpiono ženklo žmonėms. Ir pasižiūrėkime čia. Kas skorpionų laukia po birželio mėnesio? Kokios pasiekmes? Birželio mėnesio perspektyvos pasiekmes. Va. Na ir dabar pasižiūrėsime pagrindinės sferas. Mūsų gyvenimo pagrindinės sferos. Asmeninis gyvenimas skorpionams. Pinigėliai. Na, jeigu pinigėliai, tai pasidedu čia. Darbai, karjera, kasdieninė rutina. Kaip mes turėsime pajėgumų. Ir sveikata, skorpionai, sveikata. Sveikata. Nagi, žiūrime. Ir pagrindinė mėnesio energija skorpionams 2 kardai. Nežinau, kas yra. Yra situacija, kuri vis dar neišsiriša, niekas neiškėja. Kažkokia toks akligatvis, iš kurio kol kas nematyti. Dar šį mėnesį nerasite išėjimo iš sunkios padėties. Va, skorpionai, vis dar nežinosite, kaip pasielgti toliau, arba negalėsite pasielgti kažkaip, kad jūsų situacija išaiškėtų ir kažkiek pajudėtų į priekį. Asmeninis gyvenimas, kaip ir viskas gerai. 4 lazdos, namų pakriauti, santykiai, darbas, sveikata, viskas gerai, skorpionai, viskas gerai. Tiems, kas yra vedę ilgalaikiai pastoviai santuokoje arba sugyvenime, kažkokios bus nuoskaudos, šiek tiek pasišpilkavimai, kažkiek tai akmenukų pasimėtymas į viens kito daržą, bet ir jūs turite tame patirties ir jūs per daug į tai nekreipsite dėmesio. Bus aktyvus birželis, keliausite, bendrausite su daug žmonių, teks atstovėti savo teisės, galbūt remontuojant butą, galbūt dėl kelionės pasirinkimo maršruto ar dar kažko. Atostogos, planavimas atostogų, bet jūs jau turite kažkokios patirties karčios, kad ten nevažiuosim, ten neisim, ten to bus, tas bus ir taip toliau. Ir vieniši skorpionai užsidegs aistra, paieškomis, bet tai gali būti santykiai per atstumą, gali būti susitikimai, gali būti susitikimų lygiai, 4 lazdos ir lazdų tūzas yra vieniši skorpionai, gali palaikyti santykius per atstumą, mylėti, džiaugtis ir aistra gyventi viskuo. Na, žodžiu, tikrai jūs nebūsite vieniši skorpionai. Taip. Ir kas meilės trikampiuose skorpionai.
Emocinis atitolimas, atšalimas, noras kažką keisti tiek nuo vieno partnerio, tiek nuo kito, bet neapsisprendimas. Va, jūs norite pakeisti situaciją, skorpionai. Netenkina nei tie santykiai, nes pilnatvės, bet jūs kol kas nieko nesiimsite. Ir dar sudaužyta širdis. Iš tikrųjų, meilės trikampis, skorpionai, ir tai jūs veda į neviltį, bet jūs kol kas nieko nesiimsite, jokių aktyvių veiksmų nesiimsite. Vat įdomu, kodėl žmonės taip elgėsi. Pinigėliai pastovus iš to paties šaltinio. Jeigu tai yra darbas, tai darbo pajamos, jeigu tai yra išmokos, nei daugiau, nei mažiau. Birželio mėnesį, skorpionai, nieko naujo nenutiks. Pastovus dydis, pastovus pinigų šaltinis. Tai va, čia darbas, pastovus darbas, pastovi rutina. Pinigėliai taip pat, va, du kartai. Gali būti, kad čia susijęs su pinigais. Galbūt jums reikia sumokėti kažkokias tai, ar kažkokią baudą, ar kažkokias neteisybas, galbūt kažkokį kreditą turite išmokėti. Ir va, pinigėlių ir pagrindinė energija labai siejasi, kad jūs galvojate, kadagi jūs išeisite iš tos krizės tokios finansinės ir iš viso kito. Sveikata taip pat įtampa, stresas, nervai ir jeigu turite porą, tai tas karalius toksai, galbūt jeigu jūs poroje, tai atkreipkite dėmesį į savo poros vyriškos pusės sveikatą, gali būti problemų, gal emocinis šaltumas, gal sekso trūkumas arba kažkokios nuoskaudos ir tai tiesiog gali pakenkti sveikatai, jų tiek emociniai. Ir žmonės jaus tokį vienišumą, tokį nereikalingumą šiame gyvenime ir per tai, aišku, nukenčia mūsų ir fizinis kūnas, kada mes negalime išreikšti emocijų laisvai taip, kaip norime. Tai va, šitas žmogus yra vienišas, jis taip nusprendęs, jisai toksai, va, man nieko nereikia, aš nieko, čia prie manęs nelyskite, aš viską pats žinau. Na, tai va, tokios energijos sklando skorpionams ir kokios perspektyvos, 8 kardai. Tokia pati panaši situacija išlieka, toj pačioj srityje jūs ir toliau tiek Liepos, tiek Rugpjūtį, perspektyvos tokios pačios. Yra aplinkybės, kurios ribos jūsų laisvę laisvai elgtis. Va, jūs negalėsite kažko atlikti laisvai, taip, ko norite, kur norite, kada norite ir kaip norite. Va. Bet čia gali būti ir jūsų pačių toks mentalitetas, kad aš taip nusprendžiau, tegul būnie man ir blogai pagal šitą kardų karalių, bet aš taip nusprendžiau. Na, tai va, tokie būna kartais susispyrę skorpionai. Tai va, nagi, ir dabar jo, tai va, didžiausia problema yra finansinė ir jūs tokiam akligatvėje, kaip pasididinti pajamas, kaip turėti pinigėlių, o darbų srityje nieko naujo nenusimato. Pajamos, pinigai, darbai tie patys ir iš to paties šaltinio. Taigi, na ir dabar jau pereiname į šaulius, pas šaulius, mėly šauliai. Kasgi čia pas jūs planuojama, kaip kortikės mato jūsų kasdienybę ateinantį mėnesį 2025 metų birželio mėnuo šauliams. Šauliai, na mėly šauliai, kasgi jūsų laukia, kokia pagrindinė energija šauliams? Mėnesio įvykis, pagrindinis rūpestis, tarkim, arba džiaugsmas, ar ne? Ir kokios perspektyvos šauliams toliau į ateitį po birželio mėnesio. Na ir dabar jau pažiūrime pagrindinės gyvenimo sritis. Na, mėly šauliukai, kasgi jūsų laukia asmeninėme gyvenime? Kasgi jūsų laukia darbe, karjeroje, kasdienybės rutinoje? Kasgi jūsų laukia finansuose, jūsų kišenėse ir banko sąskaitose, kaip mato taro? Ir kas laukia jūsų sveikatoje birželio mėnesį, kokie bus mūsų atradimai, praradimai? Nagi, žiūrėkime, pagrindinė mėnesio energija šauliams. Norėtųsi kažko geriau, bet dėja yra 9 kardai, nemiego naktys, neapibrėžtumas, baimė dėl ateities, prisigalvojimas visokių košmarų, vienišos naktys, vieniši sapnai, šaltas prakaitas, galbūt dėl kažko pergyvenate, arba prieš kažką jaučiate kaltę, arba už kažką jaučiate gėdą ir kaltę. Na,
tokie negeri jausmai birželio mėnesį jūs lydės. Ir dabar žiūrime asmeninį gyvenimą, šauliukai. Pažas, pinigėlių pažas, asmeninis gyvenimas tokiam pradinėje stadijoje. Jūs laukiate, jūs kažko laukiate. Ko laukia šauliai asmeninėme gyvenime? Kas čia tokio vis neįvyksta? Tiems, kurie yra pastovėje santuokoje arba sugyventiniai, tokie jau stabilus, pastovus ir nieko neplanuojantis keisti. Taurių karalius. Taurių karalius yra vyriškis, mylimas vyriškis. Žmogus gimęs kovo, Liepos arba lapkričio mėnesį. Bet jis toks, jis myli jūs už meilę jam, jis myli save, jis gali gražiai pakalbėti, jis gali su jumis pagloboti jūs, bet jis labiau myli dėl to, kad jūs šalia jo ir jūs jo rūpinatės, jis labai priima jūsų meilę. Na ir tie, kurie yra vieniši šauliai. Dar gali būti šauliai, jeigu jūs pastojate, galbūt čia jūsų kaimynas, draugas, brolis, su kuriuo jūs turėsite pokalbius, nes čia toks bendravimas labiau eina asmeniniam gyvenime, kaip bendravimas su tėvu, bendravimas su broliu, su giminė, toks dvasinis pokalbis, artumas dvasinis, nors jūs ir pastovėje poroje santuokoje, gali būti, kad kažkam jūs eisite išsikalbėti, pasiguosti, šauliai. Gal psichologas, gal psichoterapeutas, žmogus, kuris jūs išklausys. Tai va, gerai. Ir vieniši šauliukai, proveržis, jūs tikitės sutikti kažką, bet tai vėlgi tai bus pradinis bendravimo etapas. Gali būti, kad jūs ir sutiksite žmogų savo maloniam bendravimui, bet jūs labai aktyviai įsiveršite į santykius ir tikriausiai išgąsdinsite savo porininką, nes jis nebus pasirengęs imtis atsakomybės ir po 9 kardais jūs sakysite, kodėl man nesiseka. Ir tie, kas meilės trikampyje, manyčiau, kad jūs planuosite išeiti iš meilės trikampio. Čia 3, bet jūs galvojate, kaip man padaryti, kad mes nebūtume 3. Kažkaip planuosite jau veiksmus, bet dar nebūsite tikri, kaip jums pasielgti. Bet jūs jau žiūrite į kitus horizontus ir visiškai jums šitie 3 lasdos jums nesvarbu. Bet jūs dar nežinote, jūs nesate tikras dėl savo ateities. Taigi ir darbuose. Gali būti, kad darbinė karjera yra jūsų praeityje ir jūs dabar tiesiog mėgaujatės prisiminimais, bendraujate su anūkais, vaikais, su kaimynais, su kuo tik nori, šuniukais, kačiukais. Bet jūs nieko aktyviai nedirbate, jūs leidžiate laiką savo ir prisiminimuose apie malonius gerus laikus. Tai va, šauliai, ir toliau, kas dar yra, čia mūsų pinigėliai. Pinigėliai ateis, gali būti, kad padės vaikai jums arba kažkas jaunas žmogus. Galbūt pinigais parems kažkaip finansiškai jūsų mylimas žmogus. Jūsų draugas, čia labiau jau ne vyras, ne kas, bet toks kaip kavalierius, jūsų gali jūs paremti, finansiškai padėti, suteiks emocijų jums, o per tai jums ir turbūt nereikės net pinigų, šauliai. Jūs ieškosite malonių kelionių, kur išleisite pinigus maloniam bendravimui, malonioms kelionėms. Nerodo pajamų, rodo labiau džiaugsmą ir paiešką emocijų rodo. Ir čia emocijos, jums tiesiog reikia emocijų išsikalbėti, nes jūs jaučiate kažkokį stresą, negalavimą. Ir sveikata, su sveikata yra įtampa, jūsų kūne yra įtampa, šauliai. Ir jūs nesate patenkinta savo emocinę būseną, jūs labai įsitempę ir jums reikia tiesiog atpalaiduojančių tokių dalykų ir manyčiau, kad jums reikia nueiti pas gydytoją. Gal jums paskirs kažkokią psichoterapiją ar kažką, ar tiesiog paieškos tokį pokalbio kažkokio reikėtų, bet ten pagal taurių karalių. Manyčiau, kad jūsų psichoemocinė būsena yra bloga, jums tiesiog reikia nueiti pas specialistą, kitaip niekaip. Nes įtampa jau jums neleidžia užmigti. Įtampa yra labai didelė ir tai slegia jau jūsų visas gyvenimo sritis. Pasekmės kokios? Iliuzijos. Viskas yra iliuzijos. Jūs kažkokiam kaip sapne, kaip kokioj... Tarp kitko, čia yra daug taurių. Gali būti, kad kažkas piktnaudžiausite alkoholiu. Tai žiūrėkite vėlgi, kad tai nepakenktų jūsų sveikatai pagal kardų karalienę. Dar gali būti, kad jums sveikatą ėda kažkokia moteris, kažkokia buvusioji jūsų poros buvusioji, arba šiaip kažkokia draugė, kaiminka, su kuriuo jūs susipykote, kažko nepasidalinate, galbūt jūsų buvusysis arba jūsų buvusioji.
Tai va čia ėda jūsų sveikatą šauliai. Ir dar žiūrėkite, kad tos emocijos ir tas alkoholis neįsiveržtų jūsų gyvenimą, nes jau dabar jūs nemiegate. Ir dabar jau yra kūne įtampa ir kažkokia, čia gali būti su kaulais susiję dalykai, su stresu, su nervais, su kaulais. Tai va, žiūrėkite. Na ir vėlgi tai yra emocijos, kokios perspektyvos. Iliuzijos, televizijos žiūrėjimas, interneto žiūrėjimas, kažkokius tokių lengvo poveidžio dalykų savo gyvenime, toksai nesigilinimas visiškai į esmę. Jūs jau taip labai pergyvenate ir jau ateityje tiesiog atsiribosite nuo viso šito, nesakysite, aš ir taip pervargau galvoti, aš noriu atsipalaiduoti. Na, šauliai, kažkoks toks truputėlį atitolimas nuo realybės. Ir tai gali būti tiek per bendravimą su kita lytim, tokį paviršutinišką bendravimą, tiek per alkoholio vartojimą gali būti, bet ir per nemiego naktis, per stresą. Dėl kažko jūs labai stresuojate. Va, gal dėl sveikatos, gal dėl kažkokių nerealizuotų santykių arba kažkokios darbo karjeros, kuri pasibaigė, kažkada praeitį buvo, o dabar nėra. Gal šiaip žmogui gyvenime ateina toks etapas, kada žmogus tiesiog viskas susikaupia ir viskas vienu metu. Tai va, nagi dabar žiūrime jau ožiaragius, mėly ožiaragiai, netgi sutemti pradėjo, va, kaip čia mes ilgai. Mėly ožiaragiai, kasgi jūsų laukia birželio mėnesį 2025 metų ir tai pagrindinė mėnesio korta yra, šičia pasidėsime, toliau, kokios perspektyvos laukia ožiaragių po birželio mėnesio ir ką jiems atkreipti dėmesį tolimesniuose mėnesiais, tolimesnių laikotarpių. Na ir dabar žiūrim pagrindinės gyvenimo sferos, kasgi laukia ožiaragių asmeninėme gyvenime. Asmeninėme gyvenime taip. Kas laukia darbuose, rutinoje, karjeroje, kas laukia pinigėliuose, ožiaragiai, ir kas sveikatoje, kokia situacija pas ožiaragius bus sveikatoje. Taigi žiūrime. Pagrindinė mėnesio energija kokia. Hierofantas, ožiaragiai stovės aršiai pagrindinių vertybių tokiame budėjime, sargyboje. Tas, kas yra svarbu, tas ir yra svarbu. Šeima, valstybė, dorovė. Gali būti, kad jūs bendrausite su žmogumi, kuris yra kitos rasės, kitos tautos pilietis, kitakalbis, galbūt kažkur dalyvausite. Taigi asmeninėme gyvenime yra kardų pažas. Kardų pažas yra toksai erzelis, nepasitenkinimas, kritika jūsų atžvilgiu, arba jūs kritikuosite kažką, seksite kažką, stebėsite naujienas, nebus ramu jūsų. Asmeniniam gyvenime ramu nebus, bet nieko konkretaus, tiesiog pletkų lygiai. Na ir tie, kas pastovioje santuokoje arba poroje. 3 kardai. Na ir kas čia dabar tie 3 kardai pas mus? Pas žmonės, kur yra susituokę arba pastovioje santuokoje. Na, kažkoks va toks negerumas, 7 kardai. Vat sakau, kažkas kažkurį seka. Vienas galbūt eina į kairę, o kitas seka. Ir abiem negerai. Va. Bet tai čia tie, kurie susituokia ir kurie pastoviuose ryšiuose, ar ne? Kažkas slepia, nebūtinai čia gali būti neištikimybė, galbūt slepiate pinigėlius, galbūt išleidžiate kažkur daugiau negu reikia, arba važiuojate be sutuoktinio žinios arba pritarimo. Nu tai čia tokie dalykai, žinot, gudravimas, poroje gudravimas vienas prieš kitą. Tai va, ir tai kažkaip daužė širdį jūsų, vat. Bet santuoka išlieka, pamatinės vertybės išlieka ir jūs net nesvarstote galimybės kažkaip išsiskirti. Jūs skaudinatės viens kitą, skaudinate, bet nesiskiriate. Tie, kurie laisvi, tai jūs jau net neplanuojate nieko, nes jūs jau nudegėte ne vieną kartą nuo santykių ir dabar jūs jau net neplanuojate nieko ieškoti birželio mėnesį. Ir tie, kas meilės trikampiuose, kažkaip situacija nepasikeis, jūs nieko neišryšite. Nei su tuo įsiskirsite, nei pas kitą nueisite ir liksite tokioj pačioj būsenoj ožiaragiai, kokiam esate, nes jūsų
pasaulio matymas yra tik toks, o ne kitoks. Jeigu jau santuoka, tai santuoka, o jau čia kas iš pašalies, tai mano asmenis reikalas ir niekam čia neįdomu. Gerai, tas darbai labai jūs būsite užimtas, apsikrovęs darbais, pareigų, našta bus didelė ir jūs tiesiog bus, bet jūs išvešite savo naštą, taip, jūs sugebėsite, jūs labai ištvermingi ožaragiai. Kas piniguose? Pinigus išleisite kelionėms, važinėsite daug, bendravimai, maloniems pasisėdėjimams, galbūt poilsiauti važiuosite, dar kažkur. Pinigai labiau neateis, o išeis iš jūsų. Na ir sveikata bus gera. Bendrausite su jaunimu, su vaikais, daug keliausite, patirsite įspūdžių. Tikrai emocijos jūsų atšils, pasitaisys emocijos, bet tie pamatiniai dalykai išliks labai stabilus ir jūs tiesiog nieko neįsileisite, jokių naujovių į savo gyvenimą birželio mėnesį neįsileisite. Dar gali būti, kad pagal šitą taurių riterį jūs dalyvausite kokioje nors tokioje šventėje, giminės, šeimos šventėje, tokio, kur susibūrė giminė, tokios vertybės, tokia tasa kartų. Na ir pasiekmės labai geros, 6 taurės, bendrausite su tėvais arba vaikais, arba susitiksite su giminė, su broliais seserimis, artimaisiais, ožiaragiai, galbūt jūs aplankys vaikai, anūkai. Keliausite į tas vietas, kurioje esate buvę, jeigu esate išvykę į svetimą šalį pagal hierofantą, tai grįšite į tėviškę bent trumpam birželio mėnesį. Na, žodžiu, tokie geros emocijos. Pasiekmės geros. Tai va. Tai gerai, tai tada pažiūrėjome ožiaragiai, viskas kaip ir normalu, tik tai asmeninis gyvenimas jų netenkina, nes ožiaragiai jie žino kaip ir kada ir su kuo, ir niekas čia jiems nerodiklis, kad tu čia kažko nori, o aš tau duosiu tik tiek, kiek galiu. Tai va, tai čia tokie dalykai. Na va, mėlėjai, gerai, ir ką mes jau pereiname pas vandenius. Mėly vandeniukai, kasgi jūsų laukia 2025 metų birželio mėnesį. Nargi pasižiūrėsime. Kokia pagrindinė energija lydės vandenių ženklo žmonės 2025 metų birželio mėnesį? Mėly vandeniai, kokia pagrindinė energija? Pagrindiniai įvykiai tokie. Na ir pasižiūrim toliau perspektyvos. Tolimesniam laikotarpiu, kokios perspektyvos po birželio laukia, ar ne? Ką mes čia nuveiksim tokio, kad pasiekmės būtų kažkokios. Tai. Na ir dabar žiūrim pagrindinės gyvenimo sferas. Mėly vandeniai, asmeninis gyvenimas. Mėly vandeniai, darbas, karjera, rutina, darbai, sode, darže, gėlynė. Pinigėliai ir sveikata, vandeniams sveikata. Pasižiūrime, kas laukia vandenių sveikatoje. Nagi, žiūrime. Ir tai pagrindinė mėnesio energija vandeniams, kardų karalius, taip pats vandenis. Jo asmenybė dominuos, jis pats, jo norai, jo asmenybė, jo pasirinkimai. Vandenis yra pats čia ir vandeniai jūsų, mėnuo praeis jūsų stichijoje, jūs jausitės savimi, būsite savimi tiesiog. Asmeninis gyvenimas 7 taurės, baliukai, pasisėdėjimai, išgertuvės, internetas, tokie nereikšmingi pokalbiai, kelionės, koncertai. Na, kažkas tokio. 7 taurės, iliuzijos, svajonės, kad kažkada bus geriau arba kažkada buvo geriau. Na ir informacija tiems, kurie yra santuokoje, pastovioje poroje ir nieko neplanuoja keisti. Nepasitenkinimas liesis per kraštus, sukonfliktuosite, susinervuosite, bet išvažiuosite. Ir staigiai išvažiuosite ten, kur norite ir kaip norite, netgi be partnerių. Vienas pats išvažiuosite. Vandenis. Taigi ir tie, kurie yra paieškoje, na, bet jie vieniši šiuo metu. Jiems gerai ir vieniems vandeniams, jie draugų tarpe, jie turi daug draugų, jie daug keliauja, daug bendrauja ir jiems nelabai čia ko reikės. Labiausias čia yra pasiekimas, kad jūs turite daug draugų. Jeigu ir nedaug, tai vieną kitą tikrai patikimą draugą jūs turite. Ir tie, kurie meilės trikampyje, kažkas įspūdingo vandeniai keisis jūsų gyvenime, kažkas keisis. Kas keisis? Kad čia vėlgi vandenio korta žvaigždė,
kad ateityje kažkas įsispręs, ateis supratimas, kad iš tų santykių gali būti kažkas naudingo iš to meilės trikampio, kada nors ateityje jūs sueisite į šeimą, į pastovius santykius su savo tuo žmogum, kuris yra per atstumą, kuris yra žvaigždė. Tai dar gali būti vandenis, kad tas žmogus, kuris nuo jūsų tas trečias yra tolimas žvaigždė, jis yra kažkokios kitose santykiuose, ko gero jis taip ir liks tenai, toj pastovioj šeimoje, ir jūs liksite vienas toks pats paliktas buvusysis. Kardų karalius dar yra buvusysis. Tai gerai, mėlyje, darbai, karjera, saulė, nauja pradžia, naujas darbas, naujas verslas, naujas pajamų šaltinis, darbas su vaikais, darbas su anūkais, kasdienybė, rutina, gamta, viskas čia labai gerai. Su darbais viskas gerai, vandeniai. Taip, su pinigėliais pasaulis vienas pajamų šaltinis užsidarė, užtat atsidarys antras pajamų šaltinis arba naujas pajamų šaltinis atsidarys. Iš vienur pinigėlius gavome, iš vienur, o dabar dar gausime ir iš vienur, ir iš kitur gausime. Tai labai gerai. Pinigams tai labai gerai. Na ir sveikata, ačiū Dievui, pagaliau vandeniai jausis geriau. Turės resursų viskam. Sveikatos turės viskam. Ir džiaugsmui, ir laimė, ir meilė. O jau paskui perspektyvoje yra bokštas. Na ir pasižiūrėkime, kągi tas bokštas vandeniams gresia. Bokštas sako, reikia pasižiūrėti. Bokštas tai yra planų pasikeitimas. Jūs čia suplanuosite pagal Saulę ir pasaulį vienus dalykus, o gali būti visai kitaip. Taigi, ką bokštas atims? Bokštas atims pinigų trūkumą, sėdėjimą vienoj vietoj, gyvenamojoj toj pačioj vietoj, gali būti, kad teks išsikraustyti, kažką tai tokio susimokėti už kažką, arba išsikraustyti. Ir ką bokštas atneš? Ką bokštas vandeniams atneš? Pinigų karalių atveš, jūs tik pažiūrėkite. Jūs turėjote 4 pinigėlius, o dabar būsite pinigų valdovas. Jūs pats valdysite savo finansus. Na, vandeniai, pasikeitimai labai ryškus, aiškus birželio mėnesį į gerą. Taigi bokštas ne visada yra blogai. Bokštas gali kažką pakeisti. Tiesiog keičia jūsų gyvenime tam tikrą situaciją. Ir pagal Saulę jūs gausite naują veiklą, naują užimtumą kažkokį, tai naują kažkokią įdomią veiklą arba kelionę kažkur, kur jums reikės keliauti. Tai nagi, puiku, vandeniai, puiku. Iš tikrųjų labai puiku ir ko gero tai yra tiesa, nes kiek pažįstu vandeniai, tai jie tikrai, jiems pajamų šaltinis pasikeis ir į gerą. Taigi, mėlyje, dabar jau priėjome prie žuvų. Mėlos žuvytės, pagaliau aš atėjau pas jūs, pas mus, nes yra žuvytė. Taigi, mėlėjai žuvys, mėlusios žuvys, kasgi mūsų laukia 2025 metų birželio mėnesį. Labai geras mėnuo turėtų būti mums birželis, nes ateina ir Venera, ir Jupiteris į mūsų pirmą būstą. Įsimylėjimui ribų nebus. Taigi, žiūrime žuvis, kokia pagrindinė energija birželio mėnesio. Ir taip. Na ir pasižiūrėkime, kokios pasiekmes laukia mūsų po birželio mėnesio, kokios perspektyvos. Žuvytėms kokios perspektyvos, aišku, tai bendra prognozė, bet tai pažaiskime, pasižiūrėkime, gal kartais ir atspėsime, gal į kažką atkreipsite dėmesį labiau negu kaip paklausysite manęs, ką aš čia dėlioju. Na ir asmeninis gyvenimas. Asmeninis gyvenimas, taigi žuvims asmeninis gyvenimas, taip. Taigi ir dabar pinigėliai, ne pinigėliai, jau pasakiau pinigėliai, taigi pinigėliai. Pinigėliai ir dabar yra darbai, rutina, kasdienybės darbai. Pinigėliai ir sveikata. Na, pasižiūrėkime. Pagrindinė mėnesio energija žuvys. Kardų pažas, erzelis, nepasitenkinimas, daug dokumentų, daug bendravimo, daug visokių tokių, kažkokių tokių neaiškių dalykų, apkalbų gali būti, pletkų, gandų, nepasitikėjimo, kažkas netikės jumis. Ir pagrindinė asmenybė, kokia asmeniniai santykiai, ar ne? Lazdų karalienė.
Lazdų karalienė kaip ir ne mūsų stichija, bet viena iš mūsų planetų žuvų, Jupiteris, jisai yra ugnies planeta Jupiteris. Taigi tai žuvis laikomos dar ir Lazdų karalienių, ugnies ženklų žmogumi. Nagi ir pasižiūrim žuvis tie, kas pastovioje poroje, ištekėjusios arba vedę. Nu va, pamatinės vertybės, jau kaip įžengiau į tą statusą, taip jame ir liksiu. Ir nieko aš čia nežadu keisti, kas mano gyvenime benutiktų. Ir skausme, ir varge, ir lygoje, ir sveikatoje žuvis. Nu, šaunuolė žuvis. Na ir nesvarbu, kad čia kažkas kiša pagalius į ratus ir nori kažkaip pakenkti, galbūt kažkas yra piktas, kažkas verksnys, gal vaikai neduos ramybės, toksai vat kažkoks kandus vaikai tokie pašiepiantis ar anūkai. Bet žuvis jūs viską ištversite, nes jūs prisilaikysitės Dievo ir valstybės įstatymo, ar ne? Kodėl šitą hierofantą tai padėjau? Va šį čia padėti. Hierofantas tai yra pastovumas, įstatymai, dorovė, dora sąžinė ir taip toliau. Na ir žuvis, kurios vienišos, 4 kardai. Kol kas paimsite pauzę žuvis, nors jūs čia labai veikli karalienė, aktyvumo netruks, bet jūs nieko aktyvaus nedarysite. Ir tie, kas meilės trikampiuose, 7 kardai, kažkas bandys su jumis susisiekti pagal kardų pažą, kažkas gali paskambinti, kažkas gali jūs sekti, arba jūs stebėsite žmogų, kuris jums sudaužė širdį pagal 3 kardus. Ir kuo čia mums veiksi šitą visą istoriją? Ne, jūs tiesiog nebendrausite, bent jau neieškosite tokio ryšio, kuris būtų ne pagal hierofantą. Jums nereikia jokių lengvų tokių erzelių, jums širdies skausmo jau nereikia žuvis.